Šiandien 2026 metai, Liepos 21 diena. Sveiki atvykę į Kastyčio žvalgybą ir kontražvalgybą kanalą. Šios dienos rubrika asmens ir verslo saugumas. Taigi, pradėkime. Kiekvienoj įmonėje, kiekvienoj organizacijoje, nepriklausomai kokia jinai būtų, ar tai valstybės saugumo departamentas, ar tai uždara akcinė bendrovė dirbanti kur nors Pakruojyje, silpniausia grandis yra vidurinė. Pirmas dalykas, reikia suprasti tai, kad visos tarnybos, kontražvalgyba, visos kitos operatyvinės tarnybos, žvalgybos, konkurentai, kurie naudoja tos buvusius darbuotojus, visi, kada renka informaciją apie savo priešą, apie savo konkurentą, apie oponentą arba šiaip norėdami žinoti, kas darosi ir kas vyksta, tai jie naudoja agentus. Jie verbuoja agentus arba paprasčiausiai, kaip dabar yra įprasta daryti, ateina tiesiogiai pasiūlo žmogui pinigus už informaciją. Tu man suteik informaciją, aš tau duosiu pinigų. Tai į ką jie orientuojasi? Jie visi, tie, kurie turi būtent kontražvalgybinės arba operatyvinės patirties darbo su agentūra, jie orientuojasi į silpniausią grandį, į vidurinę grandį. Kiekvienoje įmonėje organizacijoje yra 3 grandys. Yra aukščiausia grandis, tai užima vadovai, aukščiausi vadovai, tai aukščiausias vadovas ir jo pavaduotojai, yra žemiausia grandis, tai yra darbininkai, ir yra vidurinė grandis, tai yra įvairių padalinių vadovai. Taigi šita vidurinė grandis, jinai yra pažeidžiamiausia ir jinai yra silpniausia grandis organizacijoje. Kodėl? Pirmas dalykas, jie daug žino. Jie turi prieigą prie komercinių paslapčių, prie visų paslapčių faktiškai. Jie žino, kas vyksta, kas darosi organizacijoje, įmonėje. Jeigu jie nežino, tai jie gali sužinoti lengvai, kadangi jie bendrauja su kitais vidurinės grandies darbuotojais, vadovais. Ir tie vadovai gali jam arba suteikti prieigą prie tam tikrų dokumentų, arba paprasčiausiai papasakoti, o kasgi ten tokio vyksta svarbaus ir taip toliau. Apie tai, kad jie turi galimybę rinkti svarbią informaciją, tai be abejo žino tarnybos ir konkurentai. Kitas dalykas, kitas kriterijus, kuris yra labai svarbus, yra tai, kad šita vidurinė grandis yra nuolat nepatenkinta savo būseną. Yra išskirtinių atvejų, bet jie reti, o dažniausiai būna tai, kad žmonės nepatenkinti. Jie nepatenkinti tuo, kad, pavyzdžiui, jie dirbo prie kažkokio tai projekto, ilgai dirbo prie to projekto, bet buvo netinkamai įvertinti. Jiems buvo žadėtas pakilimas pareigose, atlyginimo pakilimas, tačiau pažadas nėra įvykdytas. Jie yra nepripažinti taip, kaip jie norėtų būti pripažinti. Kiekvienas žmogus yra atskira asmenybė ir kiekvienas žmogus apie save galvoja geriausia. Tai, kad jisai yra geriausias, tai, kad jisai įdėjo didžiausią indėlį į kažkokį tai projektų įgyvendinimą, problemų sprendimą ir taip toliau, tačiau jo neįvertino. Ir kadangi taip vyksta, ir šito dalykų visų vidurinės grandies vadovų įvertinti, tai, kad jie būtų patenkinti, yra neįmanoma, tai yra objektyvinės priežastys, tai reiškia, šiandien yra problema. Ir tarnybos operatyvininkai, kontražvalgybininkai labai gerai žino šitą problemą ir ją išnaudoja. Taigi pirmas dalykas, jie turi galimybę rinkti svarbią informaciją, nes turi prieigą prie jos, ir antras, jie yra pažeidžiami. Jie nori kartais įpykę keršyti, jie nori kartais paimti, parduoti informaciją, jie nori išeiti, rasti, padaryti karjerą kažkur kitur, ir tam yra pasirengę, pasiruošę išduoti. Aukščiausia grandis turi labai daug informacijos ir turi visas prieigas prie visos informacijos. Tačiau tarnybų darbuotojai, kontražvalgybininkai jų neverbuoja.
nes jo nepasiduoda verbavimui. Nebent turi labai rimtą kompromituojančią medžiagą ant jo, tokią rimtą, kad ją paviešinus jo karjera būtų sužlugdyta. Taigi, jie turi labai geras galimybės rinkti informaciją, turi prieigas prie visos informacijos, tačiau jų nepaimsi. Tik tai kvailas kontražvalgybininkas, be patirties operatyvininkas gali bandyti verbuoti ir gali jisai įsivaizduoti, kad jam pavyko. Iš tikrųjų tai ne. Jis, aukščiausias vadovas, turi viską, turi statusą. Jis daugiausia uždirba, jis šitoje organizacijoje daugiausia ir aukščiausia sėdi ir daugiausia pasiekė karjerą, jis turi statusą, jis turi valdžią ir tai yra jam svarbu. Ir šito dalyko jis nenori prarasti. Dar žemiausia grandis, jinai be abejo labai norėtų, kad juos užverbuotų, kad jiems už informaciją mokėtų pinigus, taip toliau, bet jie yra neįdomus. Ir jie yra neįdomus vien tik dėl to, kad jie neturi prieigos prie informacijos. Taigi, į juos nekreipia dėmesio ir niekas nešvaisto laiko jų apdirbimui, informacijos rinkimui, silpnos vietos nustatymui, susitikimams ir taip toliau ir panašiai. Taigi, yra išimčių. Pavyzdžiui, vadovo vairuotojas yra labai reikšminga, labai svarbus asmuo ir jisai gali suteikti labai jautrią ir svarbią informaciją. Pavyzdžiui, valytoja, kuri prieina prie visų patalpų, gali įeiti, gali išeiti, gali įnešti kai ką ir gali išnešti kai ką, jinai irgi aukso vertės. Yra ir kitų tokių specialybių, kurie reikalingos, bet jų nėra tiek daug. Tai yra tik tai išimtis. Taigi, pabaigai norėtųsi pasakyti tik tiek, kad būtent įmonėms, organizacijoms ir visiems kitiems, kurie dirbas ir atsako už įmonės saugumą, organizacijos saugumą, turi atkreipti ypatingą dėmesį būtent į vidurinę grandį. Jinai turi būti instruktuota, apmokyta, jinai turi suvokti, suprasti, kada vyksta kažkas tai jų atžvilgiu. Pavyzdžiui, verbavimo procesas prasidėjo, kontaktai nustatinėja kažkokį tai, kad jau kažkas kažko nori. Ir kitas dalykas, tai reikia juos stebėti pagal tam tikrus požymius. Jeigu juos pamatote, reikia imtis priemonių tam, kad ne tik išgelbėti pačią įmonę arba organizaciją nuo problemų, bet kad išgelbėti patį žmogų, kad jisai būtent nenueitų tuo išdavystės keliu. Taigi šiandien tiek. Ačiū visiems už dėmesį ir iki kitų kartų.